stovą, kurį naudoju. Tai kas klausėt, Strategy firmos Strat 4 pod. Realiai 4 meškerim. Bet galima dėti ir 3, dėl to, kad yra padaryta ir 3 ir 4 meškeriam. Tai galima arba 3 kampuose, arba, tipo 5 prisukimai yra, tai galima 1, 2, 3, 4 ar kažkaip taip jau sugalvojęs. Bet aš gaudau su 3, tai tiesiog čia turiu pasidaręs savos gamybos beždžionėlės. Tai iš tokių žaisliukų, tokie įdomus demonai ir prasilginės grandinėlės. Jeigu kam įdomu, kur galima gauti grandinėlių, tai siuvimo reikmenų parduotuvė yra Danesa Vilniuj. Nežinau, gal ir daugiau kažkur tai galima, bet aš tiesiog perku Danesoj ir prasilginu iki kokio noriu ilgio. Šiaip apie patį stovą šnekant, tai tvirtas, geras, galingas, reguliuojasi kampas ant 3 kojų. Tai tiesiog pasistato, dedasi rėmas. Ir fiksuojasi, kokį norit kampą daryti. Ir aišku, kojos dar ilginasi. Jeigu tam yra reikalas. Nežinau, prieš daug metų pirkau, jisai kainavo apie 200 eurų. Jo, jau euras buvo, tai mokėjau apie 200. Ir gale signalizatorium naudoju greitas jungtis, tai tiesiog įstatau signalizatorių ir greit prisuku. Pasiruošia viskas labai greitai, tik tai gal vienas minusas, jeigu vandenį statot, tai biškį po to padžiovinti reikia. Gal kitiem nereikia, kažkaip visą įrangą mėgstu tvarkingai laikyti. Tai va, tada jisai dar ilginasi iš šitų vietų, o čia, kaip aišku, kaip ir visi stovai, nieko įspūdingo. Ir galit kampą reguliuoti. Galit stačiai meškeres laikyti, jeigu kas kokia jūrai gaudot ar metat per žolės. Šiaip patogus daiktas, stovas, pliusas nuo lieptų patogu. Nežinau, kuoliukai, manau, po biškį atgyvena. Aišku, kartais ir jų neišvengsim, kartais jų reikia, bet man patinka, aš naudoju. Gerai, stovas paruoštas, kiek čia užtrukau su pasakojimais apie keletą minučių, manau. Jį nešu į vandenį ir pasiruošinėsiu meškeres. Tai va, greitai apie signalizatorius. Tai naudoju ProLogic firmos Element kompaktus. Nu jo, jie nėra labai pigus, jie mažiukai. Štai
tokio dydžio ir ant jų užsukęs esu greitai jungti, tai tiesiog atsisuku varžtelį ir įstatau užsuku. Šitų signalizatorių pliusas tai, kad jiem nereikia baterijų. Yra komplekte magnetinis laidas, kuris kišasi į standartinį powerbanką, USB jungti ir tiesiog iš kitos pusės yra pinai. Tiesiog magnetų prilimpa ir kraunasi. Taip galima krauti iš karto visus komplekte esančius arba 3 arba 4 signalizatorius ir tuo pačiu pagerį. Ir tuo pačiu galima krauti žvejybos metu. Nu, ta prasme, jie jungti, jūs žvejojat ir tiesiog pajungėt powerbanką ir jie pasikrauna. Šiaip pasikrauna ganėtinai greitai. Tai nežinau, čia ne reklama, tiesiog sakau, ką naudoju. Man patiko, mažiukai ir tikrai baterijos laiko gerai. 10 minučių palaikau, pasikraunu, kartais nesikraunu. Pasikraunu namie ir panašiai. Tai kaip ir viskas. Signalizatoriai paruošti, stovas paruoštas, galima eiti kažką kito daryti. Все.